Labą dieną. Fiodorovo pamokslai. Va tokia šiandien pietų, kad turim. Tokia košė, žinai. Tokia košė, žinai. Padarysi, žinai. Teismas vis tiek, matai, čia įpareigoja teismas. Įsivaizduoji, wow. Tragedija. O ką daryti? Visi dabar privers valgyti, jauti valgyti. Taip donekė žiaurnėna. Nu, krizė ir totali krizė. Totali krizelė. Jėzus Marija, ne? Aš žada turiu tokių savo gamybos kubustiukų. Na, jau kiek nuvalgiau jau žiūrėjau. Kaip atrodo gerai. Atrodo gerai. Skaniai kvepia. Nu, bet čia tai. Nu ką, bandysi mane valgyti, apylinkės teismas. Dalinamės va jūsų rekomendacijų mane. Jūsų įtarimais. Nu ką darysiu jūsų įtarimais? Nu va, įtarimai. Va, jūsų įtarimai, va. Yra faktai, ne? Vilma Mickevičienė, tu nesupyk. Tu nepyk, tu nesirg. Tu nebūk tokia sargdinanti. Nebūk tokia sargdinanti visuomenė, žinai. Ant vieno šono, žinai, Stazijai susidaryti. Ar žinote apylinkės teismas, kas yra Stazija, kaip pasidaro Stazija? Nu, poveikis plaučiam po operacijas. Ypatingai, kai chirurgas dar iš launikaulį prikiš kokių tai šiukšlių, žinai, ką negytų specialiai. Kad ilgiau gulėtų, supranti, kad ilgiau. Nu, kad ilgiau gulėtų. Tie skrepliai, ne, kai jūs mėgstate, nes skreplius. Skrepliai sutekėtų į vieną pusę yra, ne. Ten ateitum paklausyti, ne su tuo. Paklausyti. O, jau visuomeniai pavojingi esate asmenys. Jau pavojingi. Jau va. Va, faktukai. Niekur nedingsite. O ką daryti, mažiukai? Nu, Fiodorovui reikia kažkaip maitintis, reikia kažkaip, ne, tais agurkiukais kažkaip irgi išgyventi, ne. Tai visa laimė, ne. Kada šaldytuvą kažkoks žmogus atnešė. Nu, tai dar biški protą, žinai. Nes kitaip tai ir šok per langą, fist. Žinai, per langą ir nusižudyk. Nes nėra ką valgyti. Ateitų agurkiukų tokių nebepasidarysi jau. Numirsi badu. Tavi numarins. Juokauju, žinai. Juokauju, apylinkės teismas nepyja, žinai.
su visa ta miliarinė pavojinga visuomenė. Svajūnas Žukauskas viską sutvarkys. Viską sutvarkys, va. Dar turim švepsę. Nu, tai va, matai. Supranti, reikia kažkaip maitintis, ane? A ką daryti? A gal nesimaityti, gal nereikia. O ką daryti, ane? Apylinkės teismas, matai. Ką daryti? Nu nieka su ta mergelė ten parašėm. Ta, supranti, kaip jis vadinasi, ne? Skundų nepavadinsi gal. Kai iš naujo permąstytų, biški persigalvotų, va, kaip, nu, biški raštiškai. Nes sakyt gali nesakęs, Kažukevičiai, dzin, sakau, eik sakyk čia Baturi. Nepažįstu, sakė. Tai sakau, eik susipažint. Tegu ein susipažint, mergelė. Nu, jinai žiūri per langą į mano paukštelius. Nu, sakau, kokie gražus, sakau, kaip ir tu, tokia pati graži. Nu, ką darysi, mergelė, irgi mėgs gyvūnus. Gyvūnus, gamtą. Nu, tai dabar, matai, reik maitintis, va, susimjausim tokiais gabaliukais, va, matai. Ir po biškį bandysim. Pietus, ane, pietai. Tiek valandų, jau pirma, jau antra. Ane, pusė antros. O Jėzau. Kažką apylinkės teismas nusprendė, ką nors. Ne, gal nieka. Gal praignoruos kažkaip, Na, praignoruos ir bus gerai daryti. O ką daryti su Stazike, ne? Čia Baturiuks prisikišęs iš Launekaulį šiukšlių. Jau visai savo lūkesčių tikisi iš farmacijos. Mes tai negaunam iš farmacijos nieko. Nu, man kažkokį šūdą siūlo, čia kažkokį kursą. Tai mane kursą reikia siūlyti, man reikia normalų produktą. Jie nesupranta. Tai jeigu tu darai, tai tu ne kursą siūlyk, tai normalų produktą siūlyk visuomenį. Supranti, kad būtų efekto, kad būtų, supranti, o ne kažkokių šūdų. Nu, šūdų, jie prisimąsta kažkokių šūdų, Fiodorovai kursą, visuomenį. Nu, tai prisidirba savo durnyšų. Nu, paskui turi eiti rašytus apie leidžią, apie jų tos paslaugas, priverstinės paslaugas. Tu negali taip žmogus susidaryti, supranti, ir laikyti. Nu, tai kaip nusikaltėliai negauna, jau pradėjo elgtis, kai nusikaltėliai. Ir pratęsi dar pusei metų, supranti, tą ne, įkalinimą. Nu, tai tragedija, nu, tai nusikaltimą daro žmogiškumui. Nu, bus byla. Nusikaltimai žmogiškumui negerai. Bus byla.
Čia dama tai ir tokias salotas, tokias valdiškas. Bet jūs kažkokias, tai sakė, atvežu kažkokią su mašinėlė. Su mašinėlė atvežu, jau pagaminus kažkokią. Daug sakau, buvo šitas skonis kažkokią. Daugiau salotas, daugiau salotas. Kai būna raugintų, tokių skanių raugintų. Nu, matai, Fiodoro. Dabar vertin jų tas paslaugas, kaip jie čia gydo, supranti, šlaunikaulį. Nu, šlaunikaulio gydymą perėjo į plaučius. Nu, ta tokia, kur debilizmą nesu girdėjęs niekur. Jokiam durnynė. Dar jokiam durnynė. Nu, šlaunikaulio perėjom prie plaučių. Da priverstinai. Įsivaizduoju. Da priverstinai. Ir bandai įtikinti da tave. Šiaukšlė prisakėžė bandai įtikinti, sako, ne, čia rimtai, ar negyja. Biškių šiaukšlė per daug prikišau. Nu, negyja. Nu, dabar plaučiai tau. A tu, sako, plaučių nejauti, Sistemėlės, o nes schemos. Įla išlenda iš maišo. Žmogus pasitikina, ne, tai išdur. Išdur, kai kokį durnių kurva. O ką, jeigu durnius esi, tai pats kaltas, ne? Nu, tokia teisė, ne, taip, Batulevičiau. Tokia teisė, Fiodorovas pridirbo, pabėga iš Romainių, su kriukais, kriuk, pabėgo ir užkrėtė šeimos narį. O tai tau. Tada tokių bairių, jokiam Holivude nesugalvosi, nesusuksi jeigu filmų. Visuomeniai pavojingų. O ką daryti? Na, jeigu serganti visuomenės dalis didesnė, kad biškai jau kur galva turėtų dar būti nesupavus, o jau smerdantinai galva jau papavus, ką daryti? Nu, tai turi rašyti, paskui, žinai, kad eitų, žinai, paskui savo tenais šiukšlintojus ir ten aiškintųsi, supranti. Ir jam, nu, vieną prie kitą reikia gydyti koją, reikia gydyti įgydą smegenis. Paslaugas gauni. Gauni, kaip ten sako, katę maišę, šūdų maišą. Gauni. Ot, kad gauni. Ką gauni, va, gauni kruopų. Sakė, atvež su mašinėlė kruopų. tą maistą, tą visą, supranti, čia tą ligonę, sakau. Nes čia pati to ligonė tai nedaro, jie neturi tokių aplinkybių. Kas tau darys? Tada jis dar tokia baginiai ten atlyginimus mokėti, tai supranti.
atlyginimus mokėti dar kažkokius. Tai geriau iš šūdo spausti grūdus, o ne prisitemti Fiodorovų dar kokio velnių. Biznį ką čia eisi dar kažkur. Atveš, iš šėdų kurva, iš kokių tai restoranų, dar kokių šėdų. Pagamins kruopų nuvers daugiau į valgę. Valgę. O ką daryti? Skrandžiui tai nepasakysi, ai ne, tu tenai nespaudiek, negurgiek. Ai, užtačiausi, supranti, nesakysi. Tai tas išėdas kažkaip irgi suviršint kažkokias atvežtinas. Neaišku, iš kur kokias tas išėdas, kur iš kur kuo. Įsivaizduoju. O ką daryti? O ką daryti? Tokie teismai, tokie taip gyda. Dabar tokie laikai taip gyda, kad turi rašyti ant jų, eik ten aiškintis, ten daryk. Pats nemata. Aš launikulis išoperuot žmogui. Nuo šoninio gulėjimo 5 metų stazį susidarius. A jie, tu visuomenė pavojinga kažkokia tuberkuliozė nešioji. Kas stazis ten susidarius, o čia priežastis šlaunikulio. Ai, nenahu. Ai, apsimeskim debilais ir išnaudokim tą Fiodorovą natūraliais tikslais, o ne visuomeniai pavojingais ir dar užsidirbsim. Va. Kokia schema gera. Schematika, iš kur da tokie protingi. A, veln žina. Matyti iš trečiųjų šalių kokių. O kur kokia ten velnė? A ne, sako, trečiųjų šalių. O gal rusų fašistai? Tie brudai. Jau su tais rusų fašistais. Aha. Geriau. Valgai, krūvo pasivarga nematai. A ne Venckevičienė, Vilmuka. Kokias krūvas, tai aš tau pavaišinsiu, duosiu, va. Kokias skanias. Atvežtinės, nežinau. Nu, būtų kaip restorane. A ne. Nesirg. Nu. Natūraliai, kaip elgis, kaip teismas, supranti, kaip paslaugas teiktum, supranti. Neprišliuktum, žinai, visuomeniai. Vagys ten visokiom dagų biesų. Ne, taip. Batulevičius tai sako, tu pridirbai. Aš pridirbau. Stagi, ką pabėgau. Suvažiuoju. Triuk. Pabėgau su krikiukais, su ramentais. Fiodorovas pabėga, be sąnarė nubėga. Ranka nudundėjo, visas dulkės tik nukilo. Be sąnarė. Ir pabėga iš ligoninės. Įsivaizduoju. Nei policija negaudė jaunies. Jau gavo įsiterpti Šilutės savivaldybę. Šilutės savivaldybė gavo įsiterpti. Nusistatė stazę, kad tuberkuliozė dimensijoje. Jie dimensijoje. Įsivaizduoju, kokioj dimensijoje. O jie dimensijoje.
Įsivaizduoju. Neskiriu, kad tu po operacijas nematą. Ateini su ramentais, nevaikštai guliant vieną šoną 5 metus, tau stazė susidara tas natūralus plaučio, ne tas povijas. Sunkiau išsikuosi tus kreblius iš tos kitos pusės. Dimensijų, sako, čia ir tuberkuliozė. Sako, čia ir tuberkuliozė. Čia yra raba. Kažkokia tai ten suskaitan rada raba. Antra dar tuberkuliozė ir dar rab. Kažkokia tai rab plus. Su pliusiuku jau visuomeniai pavojingi yra. Vaizduoju. Tai čia Šilutės ligoninė, taip, surada. Vaizduoju. Rab. Vėl žino, koks rab, kur rab. Jau šlaunikaulį darytas. Visą gydymą stebu, kaip kas daros. Supranti. Ir kažkokį nespraudžiu visų rabą. Jau dabar jau rabą. Dabar jau tau koja, ne. Kokia tau koja, na, tau vaikščiot. Mes teigiam paslaugas, kad nevaikščiot. Ir teikiam paslaugas savo. Susiteiksim paslaugų savo ir gausim pinigiukų dar užsidirbsim. Su jais giminės pusbroliu, turėsim pacientų Fedorovų, dirbtinių prisidarysim, kaip gerai, kokias algas, postus pasiekė ant gale viską. Jeigu tokioje aktorystėje gyventi, kai inkstai taukuose, ne? Vargšų žmogui ir išpjovė pusę plaučių. Visą laimę, kad mane išpjovė, aš tam sakau, ne, jau jūs prie manęs jau nelyskit jau nahui. Jau daugiau nelyskit jau nahui, jau pridirbot, suprantate, su to ir daimą plaučių, sakau, garus. Ne, sakau. Ne. Tai jis jau peruotum, tu plaučius, pusę plaučių nusipjautum. Tai kas iš tavęs liktų? Tai tu uždustum po metų, po pusę metų. Po pusę metų. Ir nudviestum, kai šuva. Всё. Ką tu su pusę plaučių? Tu eisi kokius darbus dirbti, tada gal. Tai tu durnsėsi visai. Požiūris. Tai supranti. Tai jau geriau dantis sukasti ir atvežtinių išėdikių. Op. Kabinė va. Savų. Gurkiuko. Ir reikia kažkaip išlikti, išgyventi, ne taip. Apylinkės teismas, ne taip. Taip. Tokias paslaugas. O ką daryti? O dabar tą varžą chirurgą gaudyti. Kad iš jų išpešinė, jeigu naudos negaus, tai turi žalą atlyginti, jau viskas. Jau posna, jau batai po vietų. Man žalą už 5 metus pridaryta visokeriopą. Moralinė, piniginė ir viskas, ir neįdomu. Ir skambinti, su meistre jau susiderino. Tai geras paslaugas,
turi tą telefoną susigeneruoji per Google iš karto, ką jį reikia. Всё, viskas gatava. Nu, aš irgi. Ką reikia susigeneruoji, išmet Google. Всё. Nu, ką jūs norit? Nu, reikia. Jeigu pridarai žmogų žalos, tai turi atlyginti. Kažkokius teismais gąsdinti. Nu. Teismus gal. Įkalinimai. Gal gąsdinti farmacijas, tam kažkokiam kursais gąsdinti. Gąsdinti kursais kažkokiais joptavai man. Įsivaizduojam. Mane tai gąsdinti šiurpina. Aš net buvau ir ant tų pasirašęs ant tų kursų, kai sugadina skrandį vis. Tyl, nieko nesaka, tyl, nachui. Nu, tyl, nieko nesaka. Gal sugniusęs skrandį, nebegaliu valgyti nieko. Ai, la, ausis taip užsakys, la, pradeda dainuoti tokias dainelės, sugedusi telefoną. Su Vilma Linskevičienė. Eina navui. O ką daryt? Jeigu tu žmogų teisi, tai tu teisk sąžiningai, o ne ant durniaus. Jeigu ant durniaus teikia paslaugas, tai ir gauna grįžtamąjį ryšį. Nu. O matai, kaip doroja, Viduras doroja tokius šnicelius, kepsnius, čia manęs brandinė. Įstatymai. O kur tu pabėgsi nuo įstatymų, tu nepabėgsi. Tu gali būti teisininkas, visų gyvenimų. Nepabėgsi. Ir laisva valia žmogaus ir viskas, o ką tu? O kur tu laisva valia? A, ten izoliuosi, tu durnas esi, tu debilas esi. Laisva valia žmogaus, atein kažkaip debilai, tai izoliuoji, kurva. Įkalin. Ir dar tikin kažkokių kursų, dar visuomenė. Nu, suprantate, visuomenė turi pateisinti, kad rūpinis visų. Tai tragedija. Čia reikia tragedija visai. Kaip tu rūpinės visuomenė? A tai taip reikia rūpintis visuomenį, Jėzau. Nu, kaip tos išėdas atvežtinės. Net neapsimok daryti čia, ne? Jėzau. O ką daryt? Tokie Fiodoro pamokslai. To ne taip. Na, kai sakau, laisva valia žmogus atnė. Laisva valia, tai žinai, gydytis. Ir daktarė, kitoj dimensijoj matyt, farmacijos produktą apsiėdusi, kristalizacijos, matyt, kokius. Nu, sako, tas visuomeniai pavojams. Įsivaizduoju, kokį debilį.
gali drąsiai vadinti debilį. Ten kokia tai, kur nusistatė. Jinai akivaizdžiai matos faktinės aplinkybės, išimts sanarys, išimts be sanarį visai. 5 metus guli ant šono, stazija susidarius. Jinai rašo tuberkuliozį, kažkas svetima liga, visai net ne prie ko, įsivaizduoji. Eik tu, tai ką tu turi daryti, kaip turi reaguoti, kokią atsakomybę turi reaguoti. Įsivaizduoji, kokią reputaciją. Dar visuomenė sako, mes giname visuomenę. Įsivaizduoji, farmacija gina visuomenę. Tai taip, kas gina visuomenę, užsidarė į palatą pusę metų, ir dar pusę metų. Laikas žmogus įgalinę. Jum ten aicinakui, bet pochui mane sakė, buvo, mes turim teisę. Tai turėkit jūs teisės, aš irgi turiu teisę. Aš turiu laisvą valią reikštis savo nuomonę, laisvą valią. Kaip ir jūs turit laisvą valią. Už savo tą laisvą valią, kaip debilai naudoja, debilai. Kaip Šilutės ligoninėje, dimensijų, farmacijas apsėdus, matyti kristalizacijas. Mergi jogai, mergi jogai. O ką daryti? Turi visuomenį rodyti ir šviesti visuomenį mokinti, kur yra grėsmė. Kur yra grėsmė, nes prie faršiūros privarys purvo chemikalų ir vis kaimai išdvies. Stoniškai, Šilgaliai, Pašyžiai, Užsienai, Juknaičiai dvesintis jau ten pizdės. Ir viską išnaikina. O tai ką čia darys? Ar ateis turkai kokie gyventi? Turkai? Indienai kokie? Jūs lietuviai debilai. Nagui. Svarbu mūsų Šilutė, gatves iššluosim, įvaizdį sukursim, kad geras. O kad ten vidus supavęs mes dimensijai. Pochui mane. Gal jums ir pochui, bet mums tai, mūsų visuomenė tai ne pochui, nes mums jūs teikia paslaugas. Ir kaip teigia, mes vertinam jumis. Ir rodom visuomenį, dalinamės. O ką daryti su jumis? O ką daryti? Kai esi privers valgyti šitas atvežtinės kažkaip, dar net nematai. Aš niekada nevalgau svetimą maistą. Įsivaizduoji, niekada nevalgau. Mano tokia natūra yra, kad jeigu aš nepažįstu žmogaus, aš nevalgau. Man tiesiog vemt verčia, aš apsivemiu. Aš nevalgau, aš valgau tik šeimos narių gaminamą maistą. Iš giminės, šeimos narių svetimų, ne? Nepasitikiu, man smirda. Nebent jau tenai turėtų būti racionalus visas tas darim, pažinot gerai. Įsivaizduoji, ir jie man tai paslaugas tokias. Tragedija vemti verčia. Viską nusilpinot. Žavdės gydymais, kraujus, vidurius, dar kokius inkstus. Aizė sako, tuberkuliozė sako, progresuoja. Kaip ten progresuoja, koks ten progresuoja. Velniai žino, kas ten jiems progresuoja.
Lieka tik spėlioti, supranti, daugiau nieko. Nu, jeigu progresuoji, supranti, jeigu progresuoji ir, supranti, geriau. Ai, kažkaip, žinai, apeiti, supranti. Ir su visuomenė, žinai, pažiūrėti, nu, linksmai, supranti, laiką praleisti. Ir viskas su išėdomu. O ką daryti? Amerikai sako, ką daryti? O ką tu gali daryti? Viduriuoti. Ne? Prisipirkęs kibiriuko tokių. Su arbata prisivalgai, ne? Kai Vilma Vinskevičius sako, viduriuoja. Pati rašinė toks vėjus. Sako, viduriuoja. Nu, tai ateik, paės, tu čia pagyvenk. Pažiūrės, kaip tu paviduriuosi. Nu. Tai, pažiūrės, ištirsiu tavo vidurius dar kokius tai. Nu, kaip tu sergi. Nu, tai. Aš irgi galiu pasišaipyti. Sakyti, mano teisė. Tai dar gerai, kad duonos atneša, tokius duonos duot. Po 2 riekes duoda. Nu, po 2 riekes. Tai pasidedu ir supranti dar vakarę. Prieš naktį, žinai, kai davana. Naktį valgau, žinai. Nusiperku tos savo silkikės daugiau, žinai. Su arbata biškai užsikandu, žinai. Atskrandį, žinai, atmušti. Nu, nes kitaip tas dės. Jau buvo pasidarę bezdės. Nu. Kaip buvo pasidarę. Pats kaip maitinys, supranti, visai kas kitau, kai tau reikia. Paskui neįdusiam badau. Ta destrukcija pasidarė, tas organizmą persikeidimas. Pradedi vemti viską, galvą skaudyti. Tai manai tokie faktai. Tokie faktai. Tokie faktai išsigando advokatas. Skundą pareikšti, išsigando, pabėga. Tai tau ir paslaugas. Tai tau paslaugas. Tai namų ir gulė ant tos lovos, būdami tą įstaigą. Pagulėt kiaušius pakratyti. Už dyką. Tai čia išgulėjo. Na, kaip tada kalbėsi? Žmogui pusę plaučių naujausia. Ten tai anekdotas buvo. Pusę plaučių nupjaustyti.
Tai tu eini operuoti, jeigu tau reikia praktiką atlikti, nu tai tu kiaulę operuok. Kiaulę išoperuok, daugiau tai velnė. Nu. Ir paskui bandyk ant žmogus. Fugi išlipštų. Ko nepadarysi dėl tų pinigų, ne? Ir teisių. Teisių. Tai va taip, liuka, man. Tu žališkai pasakykit ačiū, teismas. Kai Fiodorovai, va, dar vieną dieną uždirba. Ne. Laisva valia, ne? Ateini laisva valia žmogui ir įsitempi iš trobos į navą. Ir tau laisva valia. Kad ten partija dar gyvena, dabar produkcija gera informacijos. Aš tai negaunu. Man neduoda, aš tai negaunu. Ar nereikia kažkaip apsai matyti. Gal kitas sykį. Siūla kurso kažkokių šūdų, kur tuberkuliozė, įsivaizduoji. Šilutės ligonės dimensijos, pusdebilės. Tuberkuliozė. Kursų, įsivaizduoji. Da tokių debilų. Nu ką darysi? Apskaičiuos. Gausit apsiskaičiuoti. Atidirbti visuomenėje bus gerai. O nedurninti visuomenę. Nu, nedurninti. Durninti, ne, ir vaidybą užsiminėškai. Saugumą. Saugumą, ne? Kur tau. Kaip tiek net debilišių priešnekė, tai kur tau to saugumą tau. Kas tave saugos už tokias durnys? Saugumą. Dabar visur. Saugumą visuomenę, saugumą sau. Ko reikia visuomenę sau? Už rusų fašistų. A jie ten tie rusų fašistai, gindienai, kas jie tam. Jie čia nurodo taip tą visuomenę, tą valstybę užverbuotą, suvalgyti. Irgi nesuprasti, ne? Visuomenė.
visuomenė svarbu. Aš kai galvoju, tai tie rusafašistai, tai jie su gabumais. Nu, ką darys? Dabar visi su gabumais turguoklę susigeneruoja, ką jiem reikia ir viskas gerai. Ar ne taip? Taip. Taip, gana. Batulevičiui tai matyt neįtų nesugeneruotų nieką. Nes nemoki elgtis gal. Tai galimai tenai, kur tu mokiesi. Ką tu gali mokėti? Tu gali mokėti skūsti, tu debilystės kokias. Kaip pats esi toks, tai. O ką darysi? Pats lendenė žmonėm. O saugumą. Tai va tokia teisė, nu, pavalgėm. Atseit pavalgėm. Nežinau, aš čia pavalgiau, kas čia buvo. O čia buvo pašaipa. Nu, man tai pazoras. Supranti ką. O ką? Ant vieno šono gulėti. A ne plaučius sugeneruoti. Poveikį plaučiam. Da prieš tai, jeigu buvo parūkyta gerai. Ai, kam čia kalbėti, geriau tylėti. Tylėti ir apsimest debilais. Žiūrėkit, tas problemas, kad būtų kad jūs įsispręstumėte tas problemas, kad nebūtų daugiau. Kad tokių debilyšių nebūtų. Tai nereikėtų apie tai kalbėti. Nu, ir jūsų laisva valia. Ir jūs naudokit laisvą valią, kad debilyšių nebūtų. Supranti. Ar sugebėsit? Velniai žino. Jeigu formacija nepričiarstant jūsų kristalizacijas. Skraidysit padebėsiai čia visi išplaukė. Kudirkui. Ką daryti? Gyvenčia žmonėje. Gyda tuberkuliozę. Ligučią, aš nežinau. Tai jūs ir gyvenkite savo burbulę. Aš turiu savo teisę, aš turiu savo nuomonę. Ir man jūsų paslaugas, priverstinės paslaugas, pedagogas paslaugas jau man. Tačiau sveikatą gadin man jūsų tos paslaugas. Na ir tai taip apsireiškia, ta neskaitos, taip apsireiškia, nu ką darys. Tokia praiška.
Ką jis sėdė toliau neėdusiam? Įsivaizduoju toliau sėdė neėdusiam. Žvalgyti noriu, negaliu suvalgyti. Savo duzilgį pasilikau, o jis supranti. Nakčiai. Už ką su naktį subulgavo. Jau jis užmėgė. Tai ir suprantinai. Jėgos, kiek ir jėgos, viską supranti, noris generuotis, šitą viską supranti. Ir valgyti nori, O nėra ką daryti. Dabar gausiu pašalpą, kaip praves čia jau greitai kelias dienas, tai gal plytelę nusipirksiu, plytelę sukeptą, tai pasišildysiu, nusipirksiu kiaušinių, tai dar pavalgysiu, sūrę kiaušinių, su bulka, prieš naktį, pasišildysiu ryžių, bus kitas reikalas. Neįsiu, tai nieką nesakysiu. Supranti, ir pasidarysiu. Įspėsiu, žinai. A kokį blyną išsikepti. Išsikepti blyną, kada ir tokia teisė, tai reikia kažkaip gyventi, Juk badu nudviesi. Numarins badu. Gal nenumarins, gal nevadu. Mėsos gabaliuką. 100 gramų. Ir toks gyvenimas lovos gyvenimas. Stazinis. Ane paviršutinis kvepavimas ir skreblinius, tuberkuliozė. Jau per tiek laiką jau pats pasidaryti daktarų. Dar daugiau supranti negu šundaktaris, tas debils, kurį aiškina. Atvirkščiai viską. Viską atvirkščiai nahui. Tai kurva nenori jų matyti nahui. Tai matei jau kūną, fizionomiją tokia debilą. Sunku paaiškinti. Tai matei, supranti. Jau paskui, kai ant senatvės, tai nudurniai. Tai va, Šilutės ligonėj demencijoj buvo. Žmogui užrašė visuomeniai pavojingai. Ką reikia kalinti, izoliuoti. Tur kursų jiest. Da, tokia kurva debil duvafė. Sukčiavimo verda. O kiek prasukta yra. Kiek užlenkta tada žmonių nužudyta. Eina nau. Aš tai jau nesižudysiu, nau. Tegu žudausi, kurva, bandys, nau. Aš geriau visuomenę šviesiu savo bendruomenę renku. Įremkite kanalą, įremkite, auginkite. Komentuokite, supranti, protingai. Išsikirkite, įsidėkite. Pasidalinkite su draugais. Ir sveikai, suprantama, sveikai. Su draugais, su šeima. Ir mažiau tų chemikalų jėskit, mažiau. Jau ir taip, suprantate, nusipirkit tokių, žinai, produktėlių. Jau vis tiek ten būdos chemijas, jau organizmas prisikau viską, jau suprantate. Taip pat užsėdi plaučius, dar kur nors supranti. Papildomai netrėdi dar kažką, žinai.
Išsišykė. O ką tu sukvepuoji orą, žinai, plautis tau išfiltruoji. Skreblių sutraukė, į skrandį nueini į tualetą iššykė. Iššykė visas anemiko bak, tai su tuberkuliozės, negu rabu, kaip jie sakė, rabu. Nueini ir iššykė. Sakė visuomenė. Visuomenė. Sąnarys, ne visuomenė užkrėtė. Prasidėjo visuomenės grėsmė nuo sąnario ir chirurgas šiukšlių žaizdų. Jūs gal nebevartokit tų savo kristalizacijų, jūs nebedarykit tų bazūrų tai visuomeniai. Ką nors naudinga, supranti, kad nauda būtų. Kiek tu galėtum vieną šoną gulėti ir va taip kvėpuoti, tik viskas eini tą pusę, taip, kyla viršų. Aišku, dar turi buvo, gal žino, gal draugam tai, žinai, pasakė, ar žino. Nesuprasi, gali tik spėliuoti. Tai kaip joga tenai praktikuoju, tos kvepavimus viską jie daro, žino. Jogai tai daugiau žino, negu tai šunlaitis, tai išvis nieko nežino. Joga tai žino. Kaip paviršutinis, kaip apatinis, kaip pilnai. Tai va taip nesi laisva valia. Tai va taip dalinkite su draugais ir žiūrė. Biškai kitokią formatą geriau, dabar taip žinai. Kitokią formatą. Ir atsirinkit, nežiūrėkit ant tų kitų influencerių, jūs nežiūrėkit, žiūrėkit Fiodorovo pamokslai. Dar kokie komentuokit, dalinkit, tai suprantė apie gydymus. Kad jūsų sveikata protinė būtų, žinai, adekvatesnė, protinė. Pas jumis jau pažiūrėjus tokį, suprantė, epizodą, kaip Fiodorovo pamokslai, jau to protiškai kiek esi pažengęs į priekį. Jau tu 10 metų esi į priekį pažengęs išsilavinimu. Įsivaizduoju, 5 metus minimum. Mažiausiai. Neklausykit tų šarlatanų visokių srūčių. Žiūrėkit, Fiodorovo pamokslai, dar kokius atsisukit senius videos, suprantat. Parašykit kokią temą pašnekėsiu, dar kažką, žinai. Išdiskutuosiu, žinai. Joga, meditacijas, dar kokios, supranti, kur įdomiai, žinai. Smegenų, žinai. Konvulsijų. Smegenų, supranti. Jeigu draugai, kokių mergūnę susiranda, kokių, žinai, panelių. Rašykit, dar kažką komentuokit. Domėkitės, jeigu jaučiatės, kad lokai esat, kokie slokėjai dažnai. Tai ir bendraukit, nebijokit. Išsipasakokit. Ir dalinkitės. Auginkit ir kontribė viską. Eikite kokių mergų gerų ir susirasit viską. Šeimas viską, kiek dabar yra. O jas informacijas dabar kiek prisikaupia. Tie rusofašistai, tai jie ten kitoj saloje. Jie ten už vandenyno, dar kažkur. Už balos.
Ir nežiūrėkit visą saką. O tus autoritetus dar negugus. Kiekvienas visuomenės narys ir Lietuvos prezidentas, skaitykim taip. Lietuvos visuomenės narys. Visi vienodi Lietuvos prezidentai, kiekvienas. O kad ten vienas prezidentas, jis ir prezidentas, viskas gerai. Bet ir visuomenė tokia pati. Visuomenė taip pat suprant prezidentą, kaip ir pats esi būtum prezidentas, suprant. Ir tai visuomenė turiu bendrauti, parodiškai viską diskutuoti, analizuoti, kad Lietuva neišnyktų. Nes išnyks Lietuva. Sienas atviras. Sienas atviras. Visi čia važiuoja apsimet lietuviais. Tai tu gali nuvažiuoti tenais į kokį Pakistaną, išmokti lietuvių kalbą, atvažiuoti čia ir vaidinti lietuvių, kad lietuvis esi. Mokinti. Čia mūsų bendruomenės daugiau supranta, toks jūksas atsiranda. Iš kur atsiranda destrukcijas daugias. Gydymų dar kokį gurbą. Tai per tokį jūksą čia supranti ir viskas. Gaunas. Tai va taip, dalinkite su draugais, auginkit kanalus, Fiodorovo pamokslą žiūrėkit. Dievui, kad žiūrėti reikia.